Persimonų paruošimas nuplikimui ir džiovinimui. Taigi, persimonų skroteles ties koteliu nuskabome, tuomet persimonus nuskutame. Jeigu jie yra labai dideli, tuomet perpjauname per pusę, kadangi persimonai yra gana sunkus. Tuomet paruošiame virvelę su pagaliukais ir tiesiog veriam ant tos virvelės, ant stipraus, labai stipraus siūlo persimonus, palikdami panašiai po 5-7 cm tarp jų ir tuomet pakabiname juos virš šildymo kažkokių įrenginių, virš židinio, virš krosnės, šalia radiatoriaus, galima ant karnyzo ir šildymo metu jie pastoviai džius. Džiuvimo laikas panašiai apie 3-4 savaitės. Persimonas tai vaisius kilęs iš Kinijos ir tiek XIX amžiuje paplito po visą pasaulį. Persimonai auga ant lapuočių medžių, kurie išauga iki 10-15 metrų aukščio ir dera iki 100 metų. Persimonų derlius nuimamas rudenį, todėl mūsų parduotuvė lentynas pasiekia lapkričio mėnesį. Persimonai vartojami sunokę, o tokiais jie laikomi, kai tampa ryškios oranžinės spalvos ir pasidaro minkšti. Tokie vaisiai pasižymi puikiomis skoninėmis savybėmis, yra saldūs, švelnaus skonio ir sultingi. O nesunokę persimonai yra aitraus skonio, todėl tokį vaisių geriau dieną panokinti šiltame vandenyje. Vaisiaus odelė yra plona ir priminanti pomidoro, gali pasitaikyti geltonos, oranžinės ir raudonos spalvos. Persimonas pasižymi savo maistinę vertę, jame gausu organizmui naudingų vitaminų ir mineralų. Yra daug vitamino A, C ir P, karotino, jodo, geležies, vario, kalcio, kalio, fosforo. Didelę vaisiaus dalį sudaro vanduo, angliavandeniai ir baltymai. Dėl didelio gliukozės kiekio persimonė vaisius nerekomenduojamas vartoti diabetikams. Mažina kraujospūdį, saugo inkstų, šalina kalcio druskas, ramina nervų sistemą, gerina regėjimą, palaiko širdies ir kraujagyslių sistemos veiklą, suteikia žvalumo, gerina virškinimą, padeda atsistatyti kraujų po išsekimo. Persimonai pasižymi antibakteriniu poveikiu, todėl tinka peršalimo ligų profilaktikai, gydo šieninę, žarnyno ląstelę ir auksinį stafilokoką, mažina akmenų kepenyse susidarimo riziką, saugo nuo vėžinių susirgimų. Persimonas yra puikus vaisius, norint sureguliuoti kūno svorį ir atsikratyti nepageidaujamų kilogramų, kadangi jame yra nemažai maistinių skaidulų, kurios valo žarnyną ir padeda ilgesnį laiką jaustis sotiems. Taip pat skaidulos palaiko, apsaugo nuo staigių cukraus kiekio kraujyje šuolių, gerina virškinimą ir mažina blogojo cholesterolio kiekį. Be to, maistinės skaidulos gali apsaugoti nuo gaubtinės žarnos vėžio. Pažeidus akių tinklainę galimas regos praradimas, tinklainę gali pažeisti laisvieji radikalai. Persimonas turi sukaupęs daug medžiagų, kurios vaidina svarbų vaidmenį saugant akių tinklainį ir kovojant su laisvaisiais radikalais. Pavyzdžiui, vitaminas A, vitaminas C, vitaminas K, zeakstinas. Šios maistinės medžiagos apsaugo nuo kataraktos ir nuo senatvės susijusios geltonosios dėmės degeneracija. Kaip jau minėjome, persimonas turi daug antioksidantų ir augalinės kilmės medžiagų, kurios kovoja su laisvaisiais radikalais. Laisvieji radikalai yra siejami su vėžiniais susirgimais, o persimone esančios maistinės medžiagos neutralizuoja laisvuosius radikalus ir neleidžia jiems pažeisti ląstelių. Ląstelė su pažeista DNR virsta
vėžinėmis. Todėl persimonas, kaip ir daugelis kitų augalinės kilmės maisto produktų, yra puikiai prevencinė priemonė prieš vėžį. Laisvieji radikalai pažeidžia odos ląsteles ir paspartina senėjimo procesus. Persimone esančios maistinės medžiagos kovoja prieš šį žalingą laisvųjų radikalų poveikį. Persimonas dėl puikaus jo skonio galima valgyti vieną, kaip ir kitus vaisius, odelę nulupti nebūtina, jie puikiai tinka su desertais. Galima naudoti gaminant pyragą, pudingą ar želę. Persimonas tinkamas gaminant salotas, iš jų galima virti džemą ir marmeladą. Vaisių galima džiovinti ir iš jo galima gaminti girą. Norint išsaugoti vaisių, geriausiai jį užšaldyti, bet svarbu nepažeisti jo odelės. Norint apsaugoti nuo peršalimo, rekomenduojama kasdien profilaktiškai suvalgyti bent po 2 persimonus, o peršalus rekomenduojama skalauti gerklę su vieno vaisiaus sultimis, praskiedus 3-4 valgomaisiais šaukštais vandens. Persimono minkštimo kaukė gali padėti atsikratyti spuogų.